Ką prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Įsitikinome, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą. Nusprendėme patikėti Savo valią ir gyvenimą Dievo, kaip mes jį suprantame. globai. 12 žingsnių iš nevaldomo gyvenimo, Į sveiką mąstymą patikėti savo valią ir gyvenimą Dievo globai. Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės apskaitą Prisipažinome Dievui savo ir kitam žmogui visą tiesą. apie savo paklydimus, Galutinai pasirengėme kad Dievas pašalintų mūsų būdo trūkumus, nuolankiai jo prašėme tuos mūsų trūkumus pašalinti. Sudarėme sąrašą visų žmonių, kuriuos skriaudėme, ir pasiryžome, skriaudas atitaisyti. kur galėdami Asmeniškai atitaisėme skriaudą žmonėms, išskyrus atvejus kai tuo būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. Nuolat stebėjome save ir jei būdavome neteisūs, Tuoj pat prisipažindavome klydę, malda ir meditacija siekėme, stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes jį suprantame, melsdami vien sugebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės ją. vykdyti. Šių žingsnių dėka Dvasiškai pabudę mes stengiamės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Linkime savo ramybės, susitaikyti su tuo, Ko negalime pakeisti, drąsos keisti ką galiu pakeisti, ir išminties tą skirtumą suprasti.